Vienus rinkimus jie visi žino, kad viskas blogai, reikia kažką daryti ir panašiai. Kažkada senais laikais šventas Pranciškus Asižietis yra pasakęs: pradėkite darydami tai, kas būtina, tada tai, kas įmanoma, o paskui pastebėsite, kad atliekate tai, ką manėte esant neįgyvendinama. Kalbės Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius. Mėly žmonės, aš dabar kalbėsiu kaip mokytojas ir visų pirma noriu padėkoti jums, kad čia susirinkote. Kad susirinkote nepaisant nieko, nepaisant blogo oro, nepaisant to nuovargio, kuris jūs susikaupė per mokslo metus, nepaisant nusivylimų daugkartiniais valdžios pažadais gerinti, didinti ir taip toliau. Nepaisant to, kad kai kurių mokyklų vadovai, kai kurie savivaldybių valdininkai trukdė atvykti, atkalbinėjo atvykti. Ir tai rodo, kad jūs esate susirūpinę savo padėtimi. Noriu padėkoti galų gale, kad pagaliau supratote, kad jokia valdžia, nei kairioji, nei dešinioji, nei ministras pirmininkas, nei švietimo ir mokslo ministras, nei prezidentas, nei Europos komisija nepagerins mokytojų padėties, jeigu to nepareikalaus patys mokytojai. Ir šiandien galime pasakyti, kad švietimas Lietuvoje labiausiai rūpi patiems mokytojams, patiems švietimo darbuotojams. Ir tai teikia vilties. Valdžiai rūpi vienintelis dalykas, kas susijęs su švietimu, tai vis daugiau reikalauti iš mokytojų. Reikalauti geresnės ugdymo kokybės, reikalauti darbo drausmės, reikalauti pasiaukojimo, reikalauti įkvėpimo. Galų gale popieriai, prieš kuriuos kariavo buvęs švietimo ministras, vėl grįžo į mokyklą su dar didesnė jėga. O kada tos reikalaujančios valdžios paprašai pagerinti mokymo sąlygas, pagerinti mokinių mokymosi sąlygas, pagerinti mokytojų sąlygas, išgirsti apgailėtina. Kitokio žodžio aš nerandu, lėmenimą, kad nieko negalim padaryti, mažėja mokinių skaičius ir situacija yra be išeities. Bet patikėkite, sistema, kurios didžiausia problema yra besikeičiantis mokinių skaičius, pasmerkta žlugimui. Ir problema yra visiškai kita. Problema yra ta, kad švietimo darbuotojai viską, ką jie pasiekė, kaip ir kiti Lietuvos darbuotojai, turi pasiekti per jėgą. Per jėgą, ne fizinę jėgą. Kalbu apie teisminę jėgą, kalbu apie mitingus, kalbu apie kitas spaudimo priemonės. Kviesdami mitingą su kolega Eugenijum, su kitais bendraminčiais, sakėme, jeigu mokytojai patys atėję prie vyriausybės nepasakys, kad jų netenkina esama padėtis, niekas nesikeis. Ir šiandien ryte ar vakar vakare sunku pasakyti, tai buvo didelis netikėtumas, sulaukėm mūsų žodžio patvirtinimo. Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, kuris iki tol kalbėjo apie viską, visas problemas, energetiką, dujas, krašto apsaugą, socialinius reikalus, bet tik tai ne apie švietimą, nors pusę lūpų, bet jau prabilo apie tai, kad bus didinami mokytojų atlyginimai. Ir kiekvienas savęs paklauskite, ar esate girdėję apie tai anksčiau? Man nepavyko išgirsti, perskaityti ministro pirmininko, kitų politikų, prezidento, prezidentės ir kandidatų į prezidentus kalbose, pažaduose, priešrinkiminiuose apie švietimo sistemos gerinimą. Šita tema buvo apeinama arba visiškai nutylima. Bet užteko vyriausybės vadovui sužinoti, kad prie vyriausybės langų renkasi mokytojai iš visos Lietuvos, iš karto atsirado
kalbos apie atlyginimų didinimą. Reikėtų savęs paklausti, ar iš tiesų mes rinksimės kitą kartą, po savaitės, po mėnesio, dėl to, kad sumažintų mokinių skaičių klasėje. Ar mes turėsime rinktis dėl to, kad nebekarpytų mūsų atlyginimų tom nelaimingom Steponavičiaus žirklėm ir tokiu būdu neverstų mūsų išlaikyti valstybinių mokyklų? Nejaugi mes turėsime dar kartą čia rinktis tam, kad užkirsti smurtą prieš mokinius, prieš mokytojus mokyklose? Šitą problemų sąrašą tęsti galime toliau ir aš vis dėlto manau, galbūt esu per daug naivus, manau, kad valdžios vyrų galvos pakankamai protingos ir po šitas mitingas bus paskutinis ir mokytojai rugsėjo 1 galės normaliai dirbti mokyklose. Linkėdamas jum stiprybės, linkėdamas jum kantrybės, prašau vienintelio dalyko – suvokti, kad jūs visi esate patys geriausi mokytojai, kad jūs visi esate labai reikalingi valstybei, nes viskas valstybei, bet kokiai valstybei, prasideda nuo švietimo. Žmogaus gyvenimas prasideda nuo švietimo įstaigos, darželio, mokyklos. Ir visi tie išminčiai, kurie mokina jūs gyventi, kurie mokina jūs elgtis, irgi kažkada buvo mokykloje jūsų ar jūsų kolegų mokiniais. Ir tol, kol mes nesuprasim, kol mes nepademonstruosim ir neparodysim akivaizdžiai, kad mes esam patys geriausi ir verti pačių geriausių darbo sąlygų tam, kad pasiekti geriausius rezultatus, tol nieko mes nepakeisime. Ir todėl aš linkiu ir savo kaip mokytojui, ir jum visiems, kad šiandien, kada susitiksim su ministru pirmininku, išgirsim be abejo abstrakčius pažadus apie galimybę gerinti situaciją, bet kada susėsim prie konstruktyvių derybų stalo, galėsim susidėlioti ilgalaikę perspektyvą, kad mes matytumėm, kad mūsų darbo sąlygos, kad mūsų atlyginimas didės ir kad mes turėtumėm motyvą dirbti. Ačiū Jums, kad esate čia. Mūsų palaikyti atvyko ETUC pirmininkas Martin Riomer. Kviečiame. Hello, colleagues, dear friends. I bring you greetings and solidarity from 11 million teachers in Europe in 46 countries. 11 milijonų žmonių mokytojų iš visos Europos siunčia savo linkėjimus ir palaikymą. During the last 4 or 5 years, I have been in Lithuania several times, and I have been warning different governments and education ministries about this situation. 4-5 metų laikotarpėje keletą kartų jis lankėsi Lietuvoje, susitiko su ministrais, ne su šito, bet ir su prieš tai buvusiu ministru. Ir jisai įspėjo, kad mūsų sistemą reikia tobulinti, kitaip mes susidursim su problemomis. Ir mes dabar jas matome. Every time the government told me, you know, Mr. Roma, this is very, very complex. This is extremely complex. And after that, nothing happened. Ir kiekvieną kartą ministras kartojo, kad labai sudėtingos čia yra problemos, vis labai kompleksiškos tos problemos. Ir reikia kažkaip spręsti, bet nieko niekada nebuvo išspręsta. But now we are in a situation where it's true it is really complex. The education system is broken. The system of employment for teachers is broken. The salary system is broken. And we find ourselves in a very complex situation. So now action must be taken. Bet dabar tikrai jisai sutinka, kad situacija labai komplikuota. Ir ką mes matome, yra palūžusi švietimo sistema. Sistema, kurioje
yra problema su mokytojų darbinimu, su mokytojų darbo apmokėjimu, su kitais dalykais, kurie susiję su švietimo sistema. I had a good and constructive meeting with your education minister this morning, and I will have also a meeting with your prime minister in this afternoon. And what I think is important to give a message from Europe is that it is, without doubt, the responsibility of the government for the education system. Ryte mes susitikom su švietimo ir mokslo ministru ir tas susitikimas buvo konstruktyvus ir, sakyčiau, geras susitikimas ir dar susitiksim su premjeru, irgi kalbėsim apie tai. Bet... Resume the responsibility. Bet vis dėlto atsakomybę už švietimą turi prisiimti vyriausybė. Tai neišvengiama. There is no quick fix to these problems, but the government cannot ignore them. Government should open the door, invite the trade unions inside, and put everything on the table. There is problems with the education structure. There is problem with salaries. There is problem with employment conditions for teachers. Everything should on the table. So there can be a package, so there can be a plan, so there can be a future for teachers, and we can improve the quality of teaching and education in Lithuania. Iš tikrųjų nėra taip paprasta dabar išspręsti šitų visų problemų, bet kelias yra. Vyriausybė turi atverti duris, turi sėsti su profesinėmis sąjungomis kartu ir ieškoti ne kažkokių fragmentinių sprendimų, bet žiūrėti kompleksiškai į viską, ką mes turim, sukurti ilgalaikį planą, kaip išeiti iš tų visų problemų. Ir tada galvoti, kad mokytojų krūviai būtų subalansuoti, kad atlyginimai būtų tinkami ir visi kitos problemos spręstos. Tik kompleksiškai žiūrinti visą galima kažką išspręsti. And everybody should work together on this. Education is far too important to be party politics. Education has an interest the whole society has an interest in education. Education is important for the future of Lithuania, for the future of Europe. And it's not down to party politics. Sit down at the table, everybody. Government, open the door, and if no result, I'm pretty sure we will see each other back here again. Thank you very much, and God bless you. Ne politikai turi spręsti problemą švietime. Švietimas yra visų interesas. Tai yra, švietimas nulėmė ir ateitį, visos Lietuvos ateitį. Todėl visi mes, kada duris bus pravertas vyriausybėje, turime prisidėti prie to. Ačiū Jums visiems ir tie Dievas Jums padeda. Dėkojame Lietuvos Respublikos Seimo švietimo, kultūros ir mokslo komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė. Labą dieną, gerbiami mitingo svečiai, dalyviai. Žinot, stoviu čia prieš jūs šitoj scenoj, viena vertus kaip jūsų kolegė, mokytoja, mokyklos vadovė. Kita vertus stoviu šiandieną kaip politikė, kaip komiteto pirmininkė. Ir patikėkit, mano šiandienos situacija nėra labai paprasta. Vienareikšmiai aš žinau visas švietimo problemas. Ir žinote, norisi sprendimų, kad būtų jų žymiai daugiau negu yra. Ir norisi, kad jie būtų žymiai greitesni. Bet kaip šiandien buvo pasakyta ir aš dar patikslinčiau, buvo svečias mūsų pasakė, kad viskas, žodžiu, vyriausybė turėtų tik prisiimti savo atsakomybę. Aš manau, kad atsakomybę turi prisimti visos valdžios struktūros. Tai yra ir pradedant ir prezidentūra, ir vyriausybė, ir Seimas, ir savivaldybės,
ir be abejo socialiniai partneriai, tai yra profesinės sąjungos. Tik kartu dirbdami mes galim pasiekti laimėjimų. Ir būčiau aš visiškai melagė ir neteisinga, o to daryti aš negaliu, nes aš esu mokytoja. Aš šiandien drąsiai galiu pasakyti, mes labai stengiamės daug komitete bendradarbiauti su profesiniam sąjungom. Ir yra jūsų vadai, kurie šiandien man neduos meluoti. Ar aš meluoju? Ne. Virš šimto klausimų yra sprendžiamų komitete, kur mes visada pasitelkiam socialinius partnerius, tai yra jūsų vadovus. Ir mes visada sprendžiame, išgirstame ir sprendžiame kartu. To jūs turėtumėt nepamiršti. Viskas tvarkoj. Aš sutinku su jumis, kad nėra pakankamai rezultatų. Bet, kad visai ne vieno rezultato, tai nėra tiesa. Dabar aš pabandysiu jums priminti. Žinoma. O dabar pabandykim prisiminti. Pirmą kartą švietimo istorijoje gruodyje kartu su jūsų vadovais, kai aš dar juokiausi, kad Jesinas su Audrium, sakiau, Eugenijus apsigyveno Seime, ar ne bendroj sanglaudoj mes išsikovojome ir visi, ir vyriausybė pritarė, kad krepšelio sutaupytos lėšos nenueitų niekur kitur, tik tai ugdymui. Padarėm. Per mažai, sutinku, kad mažai. Yra ir kitų poslinkių. Kolegos, aš atėjau tam, kad diskutuoti bet sąžiningai ir teisingai. Nes aš esu kaip ir jūs. Vadinasi, aš nesakau, kad jūsų reikalavimai šiandienos yra neteisingi. Teisingi ir svarbus, ir švietimo finansavimas, ir atlyginimai, ir komitetas inkorporė yra pasisakęs už jūsų reikalavimus. Ir kad mes būsim tie, kurie padėsime spręsti šitas problemas. Ir kitai būti negali, nes švietimo komitete jūs nesutiksit nei vieno nario, kuris nepalaikytų jūsų problemos mokyklos, vaikų. Pas mus ateina daugybė problemų ir mes visas bandome jas spręsti. Ir dėl vienos tokios priežasties mes visi suvokiame, kad šiandieno švietimas tai yra ateities ekonomika, verslas, biudžetas. Šiandienos mokykla ateities Lietuvos valstybė. Ačiū už jūsų reakcijos aktyvumą. Padedant pirmininkė Audronė Pitrėnienė, mes tikrai bandome spręsti. Iš tikrųjų bandome rimtai. Ir jaučiame tikrą palaikymą iš tos pusės. Ir pagal paskutinį dabar apsilankymą švietimo komiteto posėdėje, Seimo nariai, švietimo komiteto atstovai, būtent išreiškė poziciją, palaikyti mūsų reikalavimus ir kreiptis į vyriausybę, kad būtų atsakingai įvertinti mūsų reikalavimai ir pradėta vykdyti savo pažadai pagal vyriausybės programą. Jau daugiau kaip mėnesis laiko mes iš spaudos, iš visur girdim, kaip valstybė ras pinigų krašto apsaugai. Valstybė ras pinigų dar kažkam, bet kol kas nei karto dar neišgirdom, kad valstybė ras pinigų švietimui. Šnekant apie krašto apsaugą, kažkada antikos graikų filosofas Periandras yra pasakęs, kas nori valdyti ramiai, turi apsupti save ne ginklais, o tautos meilė. Iš tikrųjų, pagal Europos direktyvas šalies gynybai turėtume skirti ne mažiau kaip 2 procentus, švietimui 6 procentus. Tai yra racionalus įvairių Europos šalių paskirstimas. Gi mūsų šalyje to nėra. Iš tikrųjų, pinigų atsiranda visai kitiems projektams.
valdininkų atlyginimo didinimui ir visoms kitoms sritims. O šitoms svarbioms sritims pinigų nėra. Kalbės Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas. Labą dieną, gerbiami mitingo dalyviai, patys aktyviausi Lietuvos žmonės. Jeigu pasižiūrėjus streikų statistiką, akcijų statistiką, tai per paskutinius metus vien mokytojai ir kelia tą visą neduoda ramiai valdžiai gyventi. Tai streikas, tai mitingas ir pradžioje tai davė rezultatų. Bet dabar liktai ar jūs aprimot, ar jau ta mūsų valdžia taip apstabarėjo, kad visai net ir tas nepadeda. Dabar mus daug moko, kad reikia problemą spręsti prie stalo. Bet kai mes susėdam, kalbamės, tai gaunasi kaip aklo ir kurčio dialogas visas. Mes sakom, jie negirdi. Jie sako tą, ko mes nenorim siūlo. Tai kadagi galų gale tas dialogas pasibaigs? Man iškyla klausimas, sako, krizė pas mus pasibaigė, viskas tvarkoj, viskas gerai, bet kaip ten su tuo baziniu dydžiu, jeigu krizė pasibaigė, ar atstatė, man atrodo, jau senai turėjo, kai pasibaigė, jinai būtų atstatyta ir tie darbo užmokesčiai turėjo padidėti visą. O dabar geras šūkis, visiems Lietuvos mokytojams minimalų darbo užmokestį ir mūsų vaikai bus labai protingi visą. Ar ne absurdas? Absurdas visas. Jūsų pirmininkas taip pasakė, kad mes čia paskutinį kartą susirinko, viskas įsispręs, žinokit, netikiu. Ne vieną kartą reikės rinktis čia dar visą. Tol, kol šitos problemos tikrai įsispręs visą. Ir aš galvoju, kad ne tik čia rinktis, reikės ir nedirbti darbo vietose, kaip jūs buvot padarę, kol tos problemos įsispręs. Ir visgi turi ateiti toks laikas, kad jūs girdėtų, kad jūs spręstumėt ir kad būtent tos problemos būtų įspręsti, o ne tokios, kad vaikai mūsų išvažiuoja į užsienį ir didelė dalis bedarbių dabar neturi jokio išsilavinimo. Tai yra Lietuvos tragedija. Jeigu bus taip toliau, bus blogai visiems. Tai stiprybės, sėkmės ir aš tikiuosi, kad bent jau po metų mes galėsim pasakyti kiekvienam mokytojui ne mažiau kaip vidutinį atlyginimą.